Knygynuose pasirodė nauja garsaus žurnalisto, publicisto ir rašytojo Algimanto Čekuolio knyga Staigmenos ir kiti žinomi dalykai, kviečianti skaitytoją atidžiau pasižiūrėti į įdomiausius pasaulio reiškinius, nepamirštant ir mūsų gyvenančių prie Baltijos. Kaip knygoje sugulusią savo mintis pristato pats autorius. Vadinasi Staigmenos ir kiti žinomi dalykai. Biski ironiškas, biski sarkastiškas pavadinimas. Tai nėra tęsinys ankstyvesnės knygos Pokalbiai su Algimantu Čekuoliu. Čia kaip du broliai. Galima sakyti, kad yra vienas brolis ir kito brolio tęsinys. Bet nėra nei vieno pasikartojimo, nei minčių, jeigu iš viso yra minčių, jeigu iš viso skaitytojas ras minčių. Bet nėra pasikartojimo jokių epizodų. Kodėl knyga gimė? Todėl, kad aš kiekvieną savaitę išeinu į televiziją ir tiek priskaldau malkų eidamas į tą televiziją, kad daug kas lieka dar nepanaudoto. Ir gaila nepanaudoti. O taip pat kai kurie dalykai, kurie buvo televizijoje. Kai kurie žmonės nori paskaityti akimis, o ne vien tik tai pamatyti akimis ir užgirsti ausimis. Nežinau, tai eksperimentas, pernai jisai pavyko, šiemet irgi eksperimentuojam. Ir jūs, mėly skaitytojai, Vagos knygynų skaitytojai, nuspręsite, ar kitais metais verta tęsti ar ne. Aš pats nežinau. Jeigu jūs sakysite, kad verta, o ir mano sveikata laikys, tai bus dar trečia tos serijos knyga.